Labas vakaras visiems, aš esu Emilis ir šiandien kalbėsime apie situacijas, kurios dažnai glumina investuotojus. Kodėl įmonės akcijų kaina krenta net ir po to, kai bendrovė paskelbia puikius rezultatus. Ši tema tampa itin aktuali tiems, kurie tik pradeda savo investavimo kelionę. Kai matome įspūdingus skaičius, savaime suprantama tikimės, kad tai turėtų kelti akcijų kainą. Iš kur siurprizai? Paimkim nesenai paskelbtus Nvidia ketvirčio rezultatus kaip pavyzdį. Nepaisant to, kad įmonė pranoko analitikų lūkesčius, akcijų kaina krito. Šioje analizėje ne tik apžvelgsim, kodėl tai nutiko pačiai Nvidijai, bet ir labiau panagrinėsim veiksmus ir veiksnius, kurie gali lemti tokias situacijas apskritai. Jei pirmą kartą lankaisi mano kanale, aš esu Emilis, šiame kanale kalbu apie finansus ir investicijas, dalinuosi savo patirtimi ir portfeliais, kurių bendra vertė viršija 100 000 eurų. Jei tave domina, kaip pradėti investuoti ir pagerinti savo finansinę padėtį, spausk like ir subscribe, kad nepraleistum ateities epizodų. Pradėkime nuo faktais grįstos analizės. Nvidia dar kartą patvirtino savo kaip vienos vertingiausių pasaulio kompanijų poziciją. Jos dabartinė kapitalizacija, reiškia bendra vertė, siekia 3,6 trilijono dolerių. Ketvirčio rezultatai buvo tokie. Pajamos – 35 milijardai dolerių, pranokusios prognozuotus 33 milijardus dolerių. Pelnas vienai akcijai – 0,81 dolerio, viršijęs prognozuotus 75 centų. Duomenų centrų pajamos – 31 milijardas dolerių, sudarančių net 86% visų pajamų. Metinis pajamų augimas – 94%. Metinis earnings per share arba uždarbis per akciją augimas – 105%. Tokie rezultatai paprastai vadinami tokiu dvigubų smūgiu arba double beat. Įmonė pranoko prognozes tiek pajamų, tiek pelno rodikliais. Tačiau nepaisant šių įspūdingų skaičių, akcijų kaina po paskelbimo momentaliai nukrito per 5%. Kitą dieną jį šiek tiek atsistatė ir galimai dabar atsistatė dar į aukštumas, bet bendrai paėmus, taip sakant, jį dar vis buvo žemesnėme lygyje nei prieš ketvirčio rezultatų paskelbimą. Tai kodėl taip atsitiko? Ir kodėl apskritai tai svarbu? Viena dažniausiai pasitaikančių priežasčių, kodėl akcijų kainos krenta, net po gerų rezultatų, yra rinkos lūkesčiai. Akcijų rinkoje svarbu ne tik geri rezultatai, bet ir tai, ar jie atitinka ar pranoksta lūkesčių. Analitikai, investuotojai ir kiti rinkos dalyviai nuolat prognozuoja įmonių rezultatus, remdamiesi įvairiais duomenimis. Tokiais kaip, sakykime, istoriniai rezultatai, makroekonominiai rodikliai, rinkos tendencijos ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu bendrovės rezultatai atitinka arba pranoksta šiuos lūkesčius, akcijų kaina dažniausiai kyla. Tačiau jei rezultatai netitinka arba tik minimaliai viršija lūkesčius, akcijų kaina tikrai gali nukristi. Nvidia atveju analitikų lūkesčiai buvo itin aukšti, todėl puikus rezultatai nepateisino šių lūkesčių arba greičiau nepateisino jų tiek daug į priekį. Tai reiškia, kad investuotojai jau buvo įvertinę šios skaičius anksčiau, šis augimas jau buvo įkainotas į ankstesnę akcijų kainą, todėl didesnio pakilimo kaip ir nebuvo. Žinoma, galima papildomai pridurti, kad yra papildomų rizikų susijusių su padidėjusiomis išlaidomis ateityje dėl galimų tarifų ir gal rinka įvertina ir šią vietą, bet čia prasideda spėliojimai. Lūkesčiai veikia ne tik Nvidia, bet ir daugelio kitų įmonių akcijų. Pavyzdžiui, paimkim tą patį Apple ir ilgą laiką jos buvo susietos pagrindė su iPhone pardavimų kiekiu, nes tai buvo pagrindinis įmonės pajamų šaltinis. Tai jei iPhone pardavimai netitikdavo prognozių, akcijų kainas smukdavo, net jei kiti skaičiai būdavo stebinantis, taip sakant, ir uždirbo kompanija daugiau, ir pelninga labiau, bet jeigu iPhone pakankamai nepardavėt. Dar viena svarbi priežastis, kodėl akcijų kainos gali kristi, yra vadovybės pateikiamos ateities prognozės. Kai įmonės skelbia ketvirčio rezultatus, jos dažnai pateikia ir savo vertinimus apie ateinančių ketvirčių perspektyvas. Šios vadovybės prognozės yra itin svarbios, nes jos remiasi informacija, kurios analitikai ar investuotojai dažnai neturi. Nvidios pavyzdžiui, ji pranešė, kad kitą ketvirtį tikisi 37,5 milijardo dolerių pajamų, kas plius minus yra 2%. Nors tai reiškia augimą, ši prognozė buvo atsargesnė nei daugelio investuotojų, taip sakant, norai arba lūkesčiai. Kitaip tariant, vadovybė subtiliai leido suprasti, kad augimas gali būti šiek tiek lėtesnis nei tikėtasi ir tai buvo pakankama, kad kai kurie investuotojai nuspręstų parduoti akciją. Svarbu suprasti, kad vadovybės prognozės dažnai yra dar svarbesnės už faktinius ketvirčio rezultatus. Jos ne tik formuoja investuotojų lūkesčius, bet ir nulemia, kaip rinkos dalyviai reaguos į ateities naujienas. Be pačių prognozių vadovybės tonas ir žinutė taip pat daro didelę įtaką investuotojų sprendimams. Pelno ataskaitos skelbimas tai vadovų konferencijos, kurių metu jie aptaria ketvirčio rezultatus ir atsako investuotojų klausimus. Ir dažnai tai tampa pagrindiniu informacijos šaltiniu, kurio gali visi pasiklausyti. Vėl, jeigu vadovybės tonas yra optimistiškas, tai gali padidinti investuotojų pasitikėjimą ir skatinti akcijų augimą.
Tačiau jei vadovai pasirenka atsargų toną, investuotojai gali tai interpretuoti kaip ženklą, kad įmonė susidurs su tam tikrais iššūkiais. Nvidia atveju buvo užsiminta apie tam tikrus tiekimo grandinės keblumus, kurie gali paveikti gamybos apimtis. Nors tai nėra kritinė problema, tokios pastabos investuotojams dažnai siunčia neigiamus signalus. Be atsargių prognozių ir komunikacijos Nvidia taip pat aptarė kai kuriuos operacinius iššūkius susijusius su galimais muitais ir sunkumais patenkinant didelę paklausą. Tokios naujienos gali kelti nerimą, nes investuotojai tikisi, kad įmonė bus pasiruošusi pasinaudoti visomis galimybėmis rinkose, ypač kai esi numeris 1 pasaulyje. Operaciniai iššūkiai nėra vien Nvidia problema. Pavyzdžiui, Tesla akcijos krito po to, kai Elonas Muskas pranešė apie naujus projektus, tačiau kaip ir neužtikrino aiškių terminų, kada šie produktai bus pateikti rinkai. Nors šiuo atveju iš esmės naujienos buvo teigiamos, investuotojai buvo sumišę, kiek ilgai jų reikės laukti ir ant kiek man reikia įsivertinti tą investicijų horizontą. Tuo momentu akcijos nukrito, man rodos, per 7% momentaliai. Ir čia matome, kad kai vadovybė sukuria labai didelius investuotojų lūkesčius, tai galiausiai gali neigiamai paveikti įmonės akciją. Tai priveda prie 5-osios ir paskutinės priežasties. Bent jau šiandien. Kodėl manau, kad akcijos gali kristi net ir po gerų naujienų. Ir tai, žinoma, yra jų įvertinimas. Ir čia nekalbam restorano įvertinimas 5 žvaigždučių skalėje. Nvidia šiuo metu prekiauja pagal price to earnings rodiklį siekianti 68, kas yra itin aukštas lygis net technologijų sektoriuje. Tai reiškia, kad investuotojai jau yra įskaičiavę didelę dalį augančio pelno į akcijų kainą. Nors istoriškai šis PI šiuo metu yra mažesnis nei 3 metų vidurkis. Taip, jis yra mažesnis nei 3 metų vidurkis, bet vis tiek per aukštai mano nuomonė. Todėl investuotojams visiškai pagrįsta kelti labai aukštus reikalavimus, nes akcijos jau įkainotos iki tobulumo. Todėl bet koks nuviliantis dabartinių rezultatų ir ateities prognozių rinkinys automatiškai sukelia gynybinę investuotojų reakciją ir lemia akcijų kainos kritimą. Puiku, o kuri iš šių 5 priežasčių lėmė Nvidia akcijų kritimą, o ne augimą? Tai nebuvo tik viena priežastis, labiau jų derinys ir kaip tai suvirškino investuotojai. Sakyčiau, Nvidia akcijų kritimą po puikių rezultatų lėmė keli tokie pagrindiniai veiksniai. Tai lūkesčių netitikimas, nes analitikų prognozės buvo itin aukštos, todėl net puikus rezultatai nepatenkino rinkos lūkesčių. Vadovybės atsargesnės prognozės, prognozuotas pajamų augimas kitam ketvirčiui buvo mažesnis nei investuotojai tikėjosi dėl galimų tiekimo ir muito problemų. Ir trečia, brangus įvertinimas. Akcijos jau buvo įkainotos labai brangiai, todėl net nedideli nusivylimai sukėlė kainos kritimą. Nepaisant šio kritimo, verta paminėti, kad Nvidia akcijos per metus išaugo per 194%, o įmonė išlieka viena iš lyderių technologijų rinkoje. Todėl tikrai pasirodė puikiai. Ir kažkur čia turime pripažinti paskutinį dalyką. Neatsitiktinai Nvidia yra vertingiausia kompanija pasaulyje. Čia nėra toks ups ir tapu vertingiausia pasaulyje. Šiuo metu bendrovė yra pasaulinės ekonomikos plėtros kertinis akmuo. Patinka tai ar ne, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl JAV ekonomika šiuo metu taip stipriai auga ir kaip technologijų visas sektorius seka iš paskos vienai kompanijai. Tai valio, puikiai kompanija, einu investuoti. Pirma, pasakysiu, kad to, ką matėme šiandien, nėra pakankamai, kad kas nors galėtų įsivertinti ar investuoti į įmonę. Tačiau jei kam nors tikrai įdomu, kaip investuoti į šią kompaniją arba jau turi atliktus namų darbus apie ją, procesas pats labai paprastas. Taip sakant, į praktinę pusę pasižiūrėjus po jūsų pačių tokios savarankiškos analizės. Tai visų pirma, reikės vertybinių popierių sąskaitos. Jei tokios dar neturi, gali ją nemokamai atsidaryti pasinaudojus nuorodą pačioje. Visam procesui tai reiks tavo telefono ir viskas užtruks 10-15 minučių. Taip pat nepamiršk išnaudoti promo kodų, kuriais pasinaudojęs ir pasipildęs sąskaitą didesnėms sumom gali gauti iki 20 nemokamų akcijų iki metų galo. O dabar keliaukime į praktinę sesiją, kur parodysiu, kaip atrodo apsipirkimas arba apsipirkimo žingsnis po žingsnio būtent Nvidios akcijų. Gerai, atsidarėm pagrindinę sąskaitą, nepamirškit, kad taupomoji sąskaita jūs nieko negalite daryti, ta, kuri prasideda su D raide, jums leis tiesiog laikyti pinigus ir gauti tam tikras palūkanas metinės už laikomus pinigus, bet jeigu mes atsidarom prekybos sąskaitą, tai čia jau atsiranda tas galimybė investuoti. Ir čia yra mano praktiniai portfeliai, bet čia mano pagrindinis tas pavyzdys. Tai pirmas dalykas, ką mes norim padaryti, tiesiog arba pavadinimą, arba ticker simbolį. Tai NVDA yra ticker simbolis, Nvidia Corporation yra pati kompanija. Mes visą laiką galim užsukti ir panagrinėti. Tai vat, pagal analitikų prognozijas, jeigu mes imam tą, taip sakant, pasirinkimą, tai šiuo metu kompanija turi 10% augimo potencialą per 12 mėnesių. Čia galima paskaityti apie pačią kompaniją, atsidarius, taip sakant, analitiką, matom, kiek žmonių kaip vertina. Tai kai kurie vertina, kad, taip sakant, tai dar kris, kai kurie vertina, kad tai kur dabar jį yra, kai kurie vertina, kad turėtų būti aukščiau ir paimta iš visų 56 pagrindinių investicinių bankų, kokia
vidutinė ta grąža, ko tikėtis iš tos investicijos. Ataskaitose galim pelnas, balansas, pinigų srautas, visą tai nagrinėti, ketvirčių per metus, taip toliau, visą tai, sakyčiau, pravartu žinoti ir panagrinėti prieš žengiant žingsnius prie investavime. Dabar, jeigu mes jau norim investuoti, tai pirmas dalykas, ką mes turim padaryti, įsitikinti, kad turim pakankamai pinigų. Tai jeigu pas mane yra 340 eurų ir $50, tai pabandykit pagalvoti, ar aš galiu nusipirkti šiuo metu Nvidios už 137,55. Tai kadangi tai yra dolerių pasirinkimas, man pirmiausia reikia turėti pakankamai dolerių sąskaitoje. Kitaip man sako, arba, taip sakant, išsikeis dolerių, arba įgalink maržą. Tai tiesiog paprastam pavyzdžiui, kad žinotume, kaip lengvai išsikeisti yra pinigus, tai iškeičiam 100 pinigų ir dabar perkam $100 už eurus. Šiuo atveju momentaliai. Eurai dingo, doleriai padidėjo. Turim 150, galim keliauti prie pirkimo. Dabar rinkos vertė reiškia, aš perku už dabartinę kainą. Tai kas dabar yra prieinama, momentaliai ir įvyks sandoris. Jeigu aš noriu specifiškai suvaldyti šitą riziką, didžioji dalis pirkimų būna su vadinamais limit orderiais. Tai kitaip tariant, riboti užsakymai. Tai aš sakau, aš noriu pirkti nedaugiau negu dabartinę kainą. Ir čia vėl pardavimas ir pirkimas. Man netgi galbūt reikėtų 57 sakyti, nes šiuo metu pirkimai už 50 ir labai sviruoja. Taip sakant, galite pamatyti, ką tik buvo 57, dabar 52. Tai čia tas spredas, taip sakant, tarp kompanijų, kur perku ir parduodu. Tai aš galėčiau sakyti, tai gerai, dabar 52, vienas vienetas, įsitikinu, kad jokių maržų nenaudoju, pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinti pirkimą ir momentaliai mano užsakymas įvyktų, nes ta kaina yra labai arti, kiek aš dabar suvedžiau ją. Ir tai būtų vienas paprasčiausių būdų investuoti. Vėl, aš į Nvidia asmeniškai tiesiogiai investuoju tik per ETF-us ir apie ETF-us esu kalbėjęs daug kartų, bet mintis yra, kad tapti akcininku šiais laikais yra keli mygtuko paspaudimai ir viskas. Tai jeigu tai yra vienintelis dalykas, kas jūs stabdo ir atrodo, kad čia dar vis komplikuotas procesas, tai laikas susipažinti, kaip tai šiais laikais lengva. Gerai, šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjai. Tikiuosi patiko arba sužinojai kažką naujo, bet nesustok čia. Esu padaręs atskirą video, kaip vos su 7 praktiniais žingsniais gali įsivertinti kompaniją ir jos potencialą. Pažiūrėk, galbūt pritaikyk netgi tai pačiai Nvidia arba kitai kompanijai, kuri tave domina ir sėdi watchliste. Kaip visada, nepamiršk paspausti like ir subscribe ir susitiksim sekančiam epizode.